O čia dokumentai galite pažiūrėti, o prašom, šinuką pasirašykit, jūsų naujas, viskas rimtai kaip reikia. O, labai ačiū. Statyk čia, degančią stoją. Opa! Vytis, namuose. Oskaras vietoj. Pristatytas. Ei, visi, žiūrėkit, ką mums atnešė. Jis man kažką primena. Kas čia Maklaunas? Ne, baik, čia Oskaras iš Holivudo. Tikras Oskaras.
Šiandien mūsų laidoje diskusija apie mėgėjišką kiną, nes mes gavome dovanų Oskarą iš Holivudo, jisai pas mus šiandien svečiuose, tyli kampe. Pirmas klausimas mūsų diskusijų dalyviai, Raimondai. Tai kaip manai, Raimonda, nuo ko prasideda vis tik tai mėgėjiškas kinas? Mėgėjiškas kinas, žinoma, prasideda nuo minties. Pirmiausia, kyla mintis, o po to, kaip tą mintį realizuoti. Na ir mes visi bandome ją mėgėjiškai savo, nesamdant jokių profesionalių aktorių, nieko nedarant patys, kaip suprantam, tai taip viską ir darom. O kaip tu manai? O kaip jūs kiti manot? Na? Tu stovėk ramiai, išsidirbinėjai dabar. Taip, kaip tu manai, nuo ko prasideda mėgėjiškas kinas? Nu, kaip jums pasakėt, mėgėjiškas kinas visada prasideda nuo to, kada tėvai nupirko vaikams videokamerą, ateina pas mūsų FEBą, kurie čia vaikai, kurie jau, nu čia iš pirmo, čia neprofesionalą filmuoja, čia galim pirmo pasakyti, jie tik bando tai padaryti. Nu ir kad ateina čia su savo videokameroms ir kitiems padeda padaryti scenarijų ir suorganizuoja kažkokią filmuką, nufilmuoja. Viskas gatvas. Aišku, nieko nesupratau, bet tačiau... Na, tai kaip šita vieta? Dešinė kaimas, šalia laukymė, aplinkui grioviai, daubos, miškas, kalvos, upė. Ideali vieta mūšiui. Gerai, gerai. Kaip ta vieta vadinas? Bezdai. Bezdų mūšis. Vytautas prie Bezdų. Ne, netinka. Bet va ten, dar vienas kaimas. Irgi laukai, miškai, kalva, grioviai. Ideali vieta mūšiui. Nu, kaip ta vieta vadinas? Švėkšna. Vytautas Švėkšnas. Vytautas prie Švėkšnos. Švėkšna. Mūšis prie Švėkšnos. Švėkšnos mūšis. Ne. Tikrai ne prie Švėkšnos. Bet juk tai puikus užnugaris. Taip, puikiai padėtis. O ten? Ten! Bet tengi nieko, jokio idealumo ten nėra. Ten net mobilaus ryšio, ten visiška nesąmonė. Tenai! Nesąmonė, ten nei žirgūnų plausi, nei pelkių, nieko ten nėra. Pažiūrėkit, valdove. O kaip ta vieta vadinas? Žalgiris? Ja. Žalgiris. Vytautas prie Žalgirio. Taip. Tai ideali vieta mūšiui.
ir kausimės. Bet valdovė. Ką? Einam alaus gerti. Taigi, judame prie antrojo klausimo ir aš norėčiau užduoti mūsų studijos dalyviui Vytautui klausimą. Kaip Jūs manote, kokia yra mėgėjiško kino reikšmė meno istorijoje? Menas ir kinas, tai čia tai neatsiejami tai dalykai, kaip čia pasakius dabar, tai, Ačiū Jums už išsamų atsakymą ir norėčiau judėti prie... O tu čia ko šaipaisi dabar? Stovi kampe ir stovė. Dėkoju visiems šiandien susirinkusiems į šią ganėtinai karštą diskusiją. Ir norėčiau užduoti paskutinį klausimą. Ar esate kas nors kada nors sukūręs mėgėjišką trumpametražį filmą? Sau. O aš esu. Išeinu, palieku tave. Išeinu, nepyk. Išeinu, palieku tave. Išeinu, atleisk. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medus.
norėjau atnešti tau iš pievų norėjau atnešti tau iš pievų laukinių bičių medaus, nes nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus, bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medus. Suprasi tu, ką norėjau pasakyti tada, gal kada nors suprasi tu, kad be pievų nebus medaus ir gal tada vėl sugrįšiu. Vėl liūs lietus.